Šioje pamokoje pakalbėsime apie metodų užklojimą. Tai yra polimorfizmo atvejis, kai tėvo ir vaiko klasėse naudojami vienodi metodai. Ir yra šios būtinos sąlygos, turi sutapti metodų vardai, jų antraštės bei metodų grąžinamos reikšmės, tai yra metodų tipai. Na ir viso to esmė yra galbūt, kad kaip kurie metodai iš dalies yra bendri, bet kažkurios savybės, kurios tie metodai nusako apie objektą, yra skirtingos. Pavyzdžiui, prieš tai nagrinėtas metodas aprašymas, kuris buvo aprašytas tėvo klasėje žmogus, tinka tiek studentui, tiek mokytojui, tiek pardavėjui. Tačiau pagalvokime apie tokį metodą, tiesiog sukurkime tokį metodą, kuris pasakytų žmogaus profesiją. Ir viskas bus kur kas aiškiau, taigi mano Na ir galbūt pradžiai palikime tiesiog mano profesija yra, kadangi apie žmogų, tiesiog žmogų kaip objektą sunku pasakyti, kokia yra jo profesija, jis yra tiesiog žmogus. Ir kadangi mes čia turime parašę šį raktinį žodelį extend prie kiekvienos mūsų klasės, šios klasės automatiškai tampa vaiko klasėmis ir paveldi visus metodus iš žmogaus klasės. Tai reiškia, kad jos paveldės tiek aprašymą, kuris yra bendras kiekvienam žmogui ir vis dėlto sutinkam, kad tai yra logiška. Tačiau profesija kiekvienu atveju bus skirtinga. Ir jeigu mes naudotume lygiai tos pačius profesiją, nukopijuojam greitai ir paleidžiam programą. Štai matome, kad apie kiekvieną objektą savo mano profesija yra ir taip toliau. Ir tai yra nelogiška, kadangi Jonas, kuris yra žmogaus objektas, yra žmogus ir apie jo profesiją nieko negalime pasakyti. Tai yra vienintelis iš tikrųjų tinkamas variantas, kadangi apie Liną žinome, kokia yra profesija, jis yra studentas, o Karolis yra pardavėjas. Tai, kad papildyti tiesiog šitą metodą, jis yra mums tinkamas, bet, kaip minėjau, mes norime tam tikras charakteristikas galbūt tą metodą pakeisti, ir kadangi mes jį jau paveldėjome iš tėvo klasės, tarkim, mums reikėjo aprašymo metodo, kadangi jis labai sudėtingas ir nenorėjome dar kartą jo aprašinėti ar kažkas panašaus, bet su tuo mes paveldėjome ir profesijos metodą, kuris mums šiuo atveju netinka. Tai tam, kad tas paveldėjimas nebūtų kaip ir be reikalo, tiesiog galime padaryti labai paprastą dalyką, pasiimti, nusikopijuoti šitą metodą, kurį norime pakeisti, ir įklijuoti į kiekvieną vaiko klasę. Ir ką dabar padarysim, kadangi studento profesija yra studentas, tai tiesiog taip ir papildysim šitą spausdinimo metodą. Ir pardavėjas. Nors iš visų ir neiškviečiu, tačiau dabar atsidarę pagrindinę savo klasės langą, kurioje yra pagrindinis main metodas, matome, kad kai kreipiasi į objektą Linas, kuris yra studentas, šiuo atveju iškviečiamas metodas profesija yra vykdomas ne iš žmogaus klasės, ne tas, kuris buvo paveldėtas iš žmogaus klasės, bet būtent tas, kuris yra studento klasėje. Ir šis metodas atėjus programa į šią klasę mato, kad šis metodas, nors jis yra ir
lygiai tokiu pat pavadinimu paveldėtas iš žmogaus klasės, tačiau jis yra šitoje studento klasėje perrašytas arba kitaip tariant užklotas. Užklotis lietuviškai vadinasi. Tuomet programa ignoruoja paveldėtą metodo turinį ir vykdo būtent tai, ką programą rašantis žmogus nurodė toje klasėje, į kurios objektą tiesiai kreipiamasi. Lygiai taip pat su pardavėju, jog per pardavėjo įsikurtą objektą Karolis kreipiamasi į metodą profesija ir vėlgi vykdo būtent tą kodą, kuris parašytas šioje klasėje, nors ir tas metodas buvo paveldėtas iš žmogaus, tačiau jis yra perrašytas ir tai suteikia pirmenybę, šis kodas yra vykdomas. Ir tai yra dažnai naudojamas dalykas, kadangi nepaisant visų bendrų dalykų, iš tikrųjų skirtingiems, kad ir skirtingoms profesijoms, ar galėtume įsivaizduoti, kad mūsų tėvo klasė yra figūra, o tos vaiko klasės yra apskritimas, kvadratas ir taip toliau. Ir būtent jeigu čia būtų ploto apskaičiavimo metodas, tai suprantam, jog kiekvienu atveju plotas būtų skaičiuojamas vis kitaip. Ir nepaisant to, kad yra ir gerų dalykų, kurių mes nekeistume. Aišku, realioje programoje galbūt žymiai daugiau, tačiau yra tokių metodų, kuriuos reikia užkloti. Ir tai vadinama metodų užklotimi. Taigi tiek šiai pamokai. Ir gal vienintelis kol kas nelogiškas dalykas, kurį išnagrinėsime kitoje pamokoje, tai kad žmogaus objektui mes taip pat naudojame metodą profesiją, nors realiai apie žmogų negali pasakyti apie žmogų kaip objektą, kokia yra profesija, nes žmogus yra tiesiog žmogus. Taigi kitoje pamokoje parodysiu, kaip išvengti, kad nebūtų galima sukurti tėvo klasiai objekto ir tiesiog naudotis bendromis savybėmis, bendrais metodais, kuriuos ši klasė gali suteikti vaiko klasei. Tai tiek šią pamoką.